Iškart, kad aš esu Lilijana Marcinkevičiūtė, Jėzuitų knygų fondo kuratorė ir prieš gal pusantro mėnesio mes su Donatu, kunigu jėzuitu, tiesiog pačia bibliotekoje, jisai pradėjo kalbėti apie šitą naująją knygą, kuri lietuviškai išversta, Kevin O'Brien, Ignaciškas nuotykis. Na ir iš tos kalbos išsirituliojo, kad gali būti visai įdomu padaryti pokalbį apie ignaciškai dvasingumą apskritai, susipažinti gal žmonėm, kurie mažiau pažįsta, kurie labai gerai pažįsta ir tokių čia irgi yra nemažai, tada daugiau susikoncentruoti ir sužinoti, ką ta nauja knyga, kodėl jinai, Lietuvoje kaip gali, ar ne mums padėti giliau keliauti šito Ignaco Lojolos siūlomų pratybų keliu. Šį vakarą labai džiaugiuosi, kad su mumis yra tiek kunigas Donatas Kuzmickas, jėzuitas, Aldonas Gudaitis, kunigas ir knygos vertėja Jūratė Bieliauskaitė. Tai aš perleidžiu žodį ir klausomas jūsų. Mums reikia sėdėti ar... Sėdėti viską įrašinėja. Įrašinėja viską. Jeigu negirdėsit, mūsų švilpkit. Gerai. Tai sveiki visi, malonu, kad susirinkote. Ir malonu, kad ignaciškas dvasingumas traukia žmonės ir tie, kurie labiau prisilietė, tie, kurie dar tik pradeda prisiliesti, tai ignaciškas dvasingumas yra praktiškas dalykas ir mes kalbėsime apie praktiškus dalykus tiek iš teorinės, tiek iš praktinės pusės. Tai pradžioje, kalbant apie ignacišką dvasingumą, reikėtų kalbėti turbūt apie patį Ignacą, kas tas Ignacas. Ir jūs daug maž žinot, kai kurie labai gerai žino, bet gal kurie žiūrės patį įrašą, gal ne visi žinos, tai aš šiek tiek praeisiu pro jo biografiją, kas jis toks. Tai iš vis apie Šventą Ignacą mes daugiausia žinom iš jo autobiografijos, kuri tai buvo pavadinta, kuri parašyta jo brolio Portugalo Luis Gonzalves da Camera. Ir iš tikrųjų pats Ignacas, jisai atsikalbinėjo ilgai, nenorėjo savo autobiografijos, biografijos savo pasakot, bet galų galiai jį įtikino, nes jis pamatė, kad tai gali padėti ir kitiem, artėti link Dievo. Tai iš tikrųjų Ignaco tikslas buvo ne tiek pasakoti apie savo kelionę, bet pasakot apie tai, kaip Dievas veikia žmogaus gyvenime. Ir dėl to jis kalba to trečiuoju asmeniu. Galėtų sakyti aš, bet autobiografija kalba trečiuoju asmeniu. Taip, kad kiekvienas galėtų įsijausti į tą Dievo ieškančio žmogaus rolę. Tai Ignacas Inigo Lopes de Loyola gimė 1491 Loyolos miestelėje, mažam miestelį, gal teko kažkam iš jūsų ten būti, tokiai Baskų krašte, kilmingoje, tačiau nebuvo, kad labai ten turtinga šeima. Ir iki šiol galima tas vietas aplankyti, labai rekomenduočiau, egzistuoja tokie Ignaco kelias, galima aplankyti. Tai man patiko, čia vieną mintį nusikopijavau, kai vienas ispanų poetas kalba apie baskus. Tai baskai sako, yra skurdų žodžiais, tačiau galingi darbais. Ir va toks Ignacas buvo, jis nebuvo tas, kuris labai daug šnekėtų, bet jisai konkrečiai, praktiškai labai siekė savo tikslų. Ir apie jo jaunystę, jisai buvo užsidegęs karys, troško šlovės, kupinas ambicijų, siekė tapti riteriu. Ir tada Pamplonos mūšis tarp Ispanijos ir Prancūzijos. Ispanai gynė Pamplonos tą miestelį, aišku, prancūzų persvara buvo daug didesnė, patranko šūvis, sulaužo jam koją, pasibaigė visos ambicijos, jau nebegali stovėti ant kojų žmogus. Patys prancūzai parnešė atgal namo, nes jisai labai narsiai kovėsi, nors daug kas jau buvo, sakė, kad net neverta pradėti. Ir taip vyksta jo reabilitacija pas save namuose. Ir jam ten begulint, nuobodu darosi. Ir jis nori skaityti, o tų romanų, kuriuos jis mėgdavo skaityti, nėra. Yra tik tais apie Kristaus gyvenimą ir apie Kristaus sekimą ir šventųjų gyvenimus. Ir įdomus faktas yra, kas irgi po to atsispindės jo dvasinėse pratybose, kad jis bebūnant toj reabilitacijoje, jam begyjant kojai, jisai pradeda mąstyti ir pajaučia skirtumą, jam, kaip sako, kaip akis atsivėrė tarp to, ką jisai mąsto apie pasaulį, kokie jausmai ateina po to ir kaip jam, kokios mintis ateina po to, kai jisai
masto apie Kristaus sekimą, tarnavimą. Ir kad po tų minčių, po Dievo Jėzaus sekimo minčių jie aplanko paguoda ir stiprybė, o po kitų lieka tokia sausra. Tai jis pajutė tą skirtumą ir tai pradėjo, galima sakyti, taip po truputį atsirado dvasios skirimo pradžia, kurie atsispindės ir dvasinėse pratybose. Vėliau sekė, kai jis pagijo iškeliavo į Monseratą, nuvyko į Monserato benediktinų vienuolyną, ten atliko gyvenimo išpažintį, atsisakė pasaulietinio gyvenimo, apsivilko kitais tokiais piligrimo drabužiais, žodžiu, prasideda jo piligrimystė. Tada sekė beveik metų laiko gyvenimas Manrezoje, kuris labai asketiškai gyveno, pagrindė tokioje oloje, kur sakoma, kad didžioji dalis dvasinių pratybų buvo būtent ten ir parašyta. Ir laikėsi labai stiprios askezės, ten 7 valandas per dieną melsdavosi, plakdavosi ir visokios kitokios darydavo askezės. Ir taip pat Manrezoje įvyko labai svarbus dalykas prie Kardoner upės. Tokia, jeigu teko kam nors ten būti, tokia srauni, nešvari upė, labai greitai tekanti ir jisai ten bebūdamas, bežiūrėdamas į upę, patiria, kaip jisai pats įvardina tokį atsiveria proto akis, lyg tai kažkoks ypatingas nušvitimas. Ne tai, kad jis būtų matęs kažkokį regėjimą, bet toks intelekto apšvietimas, kur sako, jeigu man reikėtų sudėčiau visus savo tas mistinės situacijas, tos mistinius, kaip sakyti, pamatymus, patirtis, sako, nieks neatstotų, net jeigu visos kartu sudėtos, jos neatstotų to vieno karto, kurį jis gavo. Reiškia, jis pamatė Dievą, jis pamatė pasaulį ir Dievą visai kitomis akimis. Ir manoma, kad būtent iš ten ateina ta jo mintis rasti Dievo visose dalykuose, kuriem toks visiškai naujas žvilgsnis į pasaulį. Ir po to prasidėjo, jis labai troško keliauti į Jeruzalę, nukeliavo į tą Jeruzalę, dėja ilgai neužsibuvo, jis norėjo ten gyventi, norėjo tarnauti. Pranciškonai pamatė, kad jis per daug radikaliai žiūri ir jam pasiūlė grįžti, įgaliojo grįžti, nes jie turėjo tuo metu tą galią. Ir Ignacas grįžta ir jo gyvenimas tada atrodo, kad Dievo valia veda ten, o dabar man visai kas kita. Jis tą priėmė ir tada suprato, kad jam reikia studijuoti. Jeigu nori kalbėti apie Dievo dalykus, turi studijuoti. Ir prasidėjo studijos Barcelonoje, Alkaloj, Salamankoje ir galiausiai Paryžiuje, kur susirinko jo bendraminčiai, Pranciškus Saveras, Petras Faberis ir visi kiti. Jie davė įžadus Paryžiuje, Montmartre, skaistumo ir neturto įžadus. Dar nebuvo įkūrę ordino, tai paklusnumo įžado nebuvo davę. Ir jie vis tiek svajojo išvykti dar kartą į Jeruzalę ir kažkaip tai įgyvendinti tą planą, bet į Jeruzalę vykdavo iš Venecijos, o Venecija uždarė kelius, nes karas vyksta su Turkija. Ir tai paaiškėja, kad, sako, planas B koks, mes pasivedam popiežiaus valiai. Ir taip, po truputį, jie pradeda mąstyti apie vienuolinio ordino įkūrimą ir galiausiai 1540 popiežius Paulius III patvirtina jėzuitų ordiną. Ir jėzuitai kaip ordinas veikia įvairiose srityse, tiek nuo švietimo baigiant misijom. Labai plačiai. Ir kaip sakydavo, kad mūsų namai tai kelias. Mes patys eisim pa žmonės ten, kur jie yra. Susitiksime žmonės ten, kur jie yra. Ne taip, kaip buvo labai įprasta kviesti į vienuolynus ar į bažnyčias. Ar ne? Tai toks mistinis, praktinis veikimas. Nu va, ir galiausiai Ignacas Romoje praleido daug laiko ir mirė Romoje. 1556 metais mirė Romoje, vėliau šventuoju paskelbtas 1622 metais. Ir jo palikimas gyvuoja iki šiol, visos įkurtos kolegijos, universitetai, ne visi aišku, nes buvo daug permainų, bet padarė didžiulį įtaką katalikų bažnyčiai ir ypatingai reformacijos metu, kai bažnyčia išgyveno didžiulę krizę.
Tai va, tai kaip matom Ignaco gyvenimo istorija, jo kelionė taip nuo pasaulietiško ambicingumo iki visiško atsidavimo Dievui, ar ne? Ir jo asmeninis atsivertimas, dvasingumo praktika, įkvepianti lyderystė parodė, kaip žmogaus gyvenimas gali būti transformuotas, jeigu jisai pilnai atsiduoda Dievui. Taigi Ignaco pavyzdys ir šiandien kviečia kiekvieną iš mūsų ieškoti Dievo savo gyvenimą ir drąsiai atsakyti į jo kvietimą. Tai tokia norėjau šiokios tokios įžangos apie patį Ignacą ir galim pereiti prie, nes ši knyga yra Ignaco dvasinės pratybos, tik tais kitokia versija. Ir gal, Aldonai, tu galėtum šiek tiek papasakot iš vis, kodėl Ignacas, kaip jisai nusprendė rašytas pratybas ir kaip jis jas rašė ir koks tikslas, ir gal šiek tiek žmonėm įvesti apie skirtingus rekolekcijų būdus. Ar yra kas nors, kas nebandė pratybų Ignaco jokių? Yra tokių žmonių? Net vienas, net du, net trys. O visi kiti jau bandė, viskas, aišku. Bet kadangi, kaip sakė, į YouTube'ą yra įrašymas, gal tenai bus daugiau nebandžiusių. Tai reikia šiek tiek įsamiau. Pirmiausia, pačios rekolekcijos yra, ar Ignaco pratybos, ar kitos rekolekcijos, sako, o tai ką ten veikia per rekolekcijas, sako, mąstymą atlieka, o tai kas tas mąstymas, sako, sėdėti ir nieko neveikti. Nu, tai nežiūrėk, kad nereikia kasti bulvių ar ko nors, bet pačios rekolekcijos, jeigu ir Ignaco nebūtų, yra visai visokių kitokių būdų. Ir jūs, kurie patyrę tą patvirtintumėt, man įdomu, kad tarybiniais metais toks buvo kunigas Juozas Zdebskis, pasibūdavo rekolekcijos daugiau, jis kitokiu būdu, jis daug kalbėdavo, aš vaiką, žinau, užmigdavau per jo pokalbius, čia dar nieks nemiega, Tai, bet jis taip sakydavo, reikia per visą Lietuvą pravesti rekolekcijas, bus atgimimas, bus gimimas. Tai tos rekolekcijos arba sustojimas ir pas Ignacą buvo, kodėl jis tą knygelę parašė, kodėl jis, kaip Donatas sakė, savo autobiografiją leido parašyti, kad pajuto, kad dalykus tu patyręs gali labai prie viešpaties eiti ir atpažinti, kaip jis tave veda. Kas užsimsit, kas užsiėmė tais pratybomis, rasit tokį vieną pasakymą. Ir tas, kas sugalvosit šitą knygą melstis, tai galioja ir šitai knygai tas pats. Tik kitokia versija, pritaikyti po Ignaco metodus, bet jis taip sakė, kad Ignacas pateikė ne kaip teoriją, kurią perskaitysi. Ir jau čia su viena moterim kalbėjau, sako, skaitau, aš ten nelabai suprantu, ką reikia daryti su kuo. Jeigu da paimsit originalą Ignaco, tai ten visai neįdomu. Paskaityti ten visokie brūkšneliai, ten Dieve apsiversti reikia, atsiprašau. Ir todėl Ignacas sako, kad tos pratybos yra daugiau tam žmogui, kuris palydi kitą, nu jau tos originalios. Jo. O šitas atliekant taip pat vienam atlikti jos gali, ką kalbėjo Donatas, tokios ten dvasios pradeda veikti, truputį nuvesti ne į ten, arba per greit tapsi šventas, arba išvažiuosi į Afriką, kur nors dirbti, jau šeimą paliksi, žinai. Tai, kad pratybos Ignacas, pirmiausia, reiškia, pačiose, kad pratybos paplito pasaulyje, tai kai Ignacas jas parašė, bet labiausiai jas išplatino jo draugas toks Favre, Vokietijoje pirmiausia. Nes pats Ignacas, nors labai mėgo keliauti ir buvo piligrimas, bet kadangi jį išrinko vyresniuoju pirmoju jėzuitu, jis 10 metų sėdėjo Romoje ir rašė konstitucijas tokias jėzuitams. 10 metų. O jis pats vienas kitas pratybas pateikė atskiriems žmonėms, bet jas labai išplatino brolis tėvas Favre po Vokietiją. Nu, čia kažkaip visai lietuviškai verčia Favre. Bet šiaip dabar jau sako, kad reiktų sakyti Petras Favras. Favras. Tai, ačiū vertėjai, kad pataiso. Gerai. Ignaco pratybose tokios yra anotacijos vadinamos.
Ir juose Ignacas pateikia įvairių patarimų vėl, kodėl atlikti pratybas, kaip atlikti, kaip pasiruošti. Aš jų visų neįsiu, nes mes prie tokios knygos neprieisime, švintą, Dieve brangus. Bet aš tik 2 noriu anotacijas pasakyti, į kokią anotaciją patenka šita knyga. Viena anotacija yra tokia, kur tas, kuris nori atlikti pratybas, tai turi troškimą jas atlikti. Ir dar didžiadvasiškai nori atlikti. Ir kartais sunkiausia tai būna mums jėzuitam tą daryti, nes kai būnam naujokinė, mes privalom jas atlikti. Ne? Bet Ignacas šitoje vietoje vėl turi patarimą. Sako, jeigu pradėjai pratybas ir to troškimo neturi, tai prašyk troškimą, kad atsirastų. Arba dar jau kitas čia dvasinis šitas kito, prašyk noro prašyti. Nes be troškimo, be mano noro, visa kita nevyksta ir taip toliau. Dar Ignaco pratybos, jis tikėjo, kad kūrėjas su kiekvienu kūriniu bendrauja betarpiškai. Ir jas atliekant, tu bendrauji su viešpačiu. Todėl Ignaco pratybos labai skiriasi nuo daugelio kitų rekolekcijų, kurios vadinasi konferencinės. Nors kartais viens kits jėzuitas užsimam konferenciją per daug. Bet konferencinis tai reiškia valandą kalbą, 3 konferencijos per dieną ir nėra kada melstis. O čia atvirkščiai, čia keli impulsai pateikimi ir pats žmogus pasilieka su tom dvasiniam pratybom. Dabar ta vadinama tokia yra 19 anotacija tose pratybose ir ten dabar kalbėsiu, kaip čia atsiranda šita knyga. Tais pratybas atlikti mes jėzuitai atliekam, išvažiuojam 30 dienų ir atliekam. Bet jau Ignaco laikais, jis sako, yra tokių žmonių, kurie užimti, kurie tik vakarais gali ateiti į knygos pristatymą. O kad išvažiuoja 30 dienų, gal vieną kitą čia ir galėtų, nežinau. Yra pasauliečių, kurie viens kitą atlikę. Bet jis sako, yra žmonių, kurie užsiėmė darbais, kurie reiškia ir čia autobiografija pradžioje. Taigi, ir jiems 19 anotacijoje Ignacas taip sako. Tas, kuris yra užsiėmęs viešam gyvenime, užimtas svarbiais reikalais, jeigu kasdien skiria vieną maldos laiką atlikti pratybas, bet tada kaip tą 30 dienų sutvarkyti. Ir jis atsiranda pratybos 33 arba 32 savaitės, ne, kur siūloma, būtent šią knygą irgi, atlikti pratybas per 32 savaitės, kartą per dieną skiriant laiko maldai. Tai tada atlikti tokias pratybas yra irgi Dievo malonė. Čia nėra matematika, perskaičiau ir jau ieškau rato, žinai. Ir dar nėra vis. Dar kartą perskaičiau, vėl nėra to rato, žinai. Pas mane tai yra tik tai, aš užmiršau stadijų šiandien, nieko kitą kartą. Todėl tai sako Dievo maloniai. Reikia tos malonės prašyti. Toks kunigas Tetlovas irgi jėzuitas, kuris daug dvasinėse pratybose nusimano ir jis pats daug davęs ir dabartiniai Jėzaus draugijai dar kitų metodų, kaip jas atlikti. Pavyzdžiui, toks yra Tetlovo trumposios pratybos paruoštos. Lengvosios. 18 anotacija. Tai jis Lietuvoje čia buvo, pravedė mums, irgi sakė, tie švento rašto tekstai, kur čia duoti juos mąstyti, bus bėda, kad kai jie man staiga nekalba. Ir jis duoda tokį pavyzdėlį. Buvau naujokinė, Tetlovas buvo naujokinė, ir man 30 dienų rekolekcijos, sako, man jos 30 dienų nieko nekalba tie tekstai. Atlikau jas iš valios pastangų, atsėdėjau. Baigiau teologiją, taip toliau, išvažiavau į terciatą, antrų kartą atlikau dvasinės pratybas ir pradėjo man tas šventas raštas atsiverti. Tai čia vėl pavyzdėlis, truputį užsiminė ir tėvas Donatas, kad Dievo malonė, kurią staiga patiria, jos išlaukia ir patiria, ji veda. Tada atsiranda tos kitos dvasios, kurios veikia ir todėl norėdami atlikti pratybas, tie, kurie pradeda jas ir jau čia atlikę, yra tokie įrankiai, sako, reikia turėti pratybas, šventą raštą,
palydėjimą, kad kažkas tave palydi. Tai gali būti grupė, gali būti vien žmogus. Ir dar dienoraštis, kur užsirašinėjo. Jis padeda tau atpažinti po maldos, kur nesekė ar sekėsi. Ir pagal tą 19 anotaciją pasaulyje įvairiai atsiradę knygų pritaikytų įvairiausiai. Labai Lietuvoje paplitas iki savo kambarėlį, jų čia kokie 80% atlikę. Čia klasika tokia jau. Jo, panaši visa struktūra kaip ši, bet jo. Ir štai dabar atsiranda dar viena knyga, kuri pavarčius tikrai yra čia vėl pritaikyta, paruošta, daugiau su šventų rašto tekstais ir taip toliau. Todėl aš jau daugiau nesakysiu, kad liktų laiko knygos pristatymui, tik tai, kad tai yra didžiulė pagalba maldai, bet tai yra pagalba. Asmeninė malda vyksta su viešpačiu, o čia tik kaip pagalba maldai. Ir vėl čia neišmokti, ne kaip nors, bet kaip Ignacas sako, siela tavo pasisotins, ką tu paragausi. Ir tada, kai tu ragauji ir kas tave kabina, tu nebūtinai turi visus tekstus mąstyti ar kaip nors žiūrėti, kaip viešpats tave veda, tarmi kaip veda. Ir sakau, jau užbaigus pratybas visada būtinai ieškoti tų ratų virš galvos. Gerai. Aš dar gal norėčiau pridurti šiek tiek apie, kad tos rekolekcijos, ne, dvasinės pratybos, tai yra Ignacas labai praktiškas žmogus, ne, ir jisai mąstė, kaip galima kiekvienam žmogui padėti, kad jisai asmeniškai, konkrečiai susitiktų su gyvuoju Dievu. Nes, kaip žinot, tikėjimas būna labai įvairus, ar ne? Mes turim skirtingus Dievo įvaizdžius ir kartais tas tikėjimas gali būti, žmogus gali žinoti, kad Dievas yra, bet jis gali būti niekada jo gyvai nesusitikęs. Turime į tą patirtį. Ir šitos rekolekcijos yra būtent tam, kad žmogus, Ignacas tiesiog genialiai veda per tas 4 savaitės, per tą dinamiką, kur dar galėsiu gal pridurti apie 4 savaitės, kodėl ta dinamika yra, bet turiu omeny, kad kiek įmanoma paruošti kelią tam susitikimui asmeniniui su Dievu, nes malonės mes negalim priversti, negalim, kad va dabar aš noriu ir aš patirsiu malonę. Ir dažnai būna atsimuši į sieną per rekolekcijas, nes tu tikėsi tos malonės, bet Dievas sako, okei, šiandien duosiu, rytoj gal neduosiu. Bet, kaip sakant, mes negalim priversti malonės, bet mes galim paruošti kelią maloniai. Ir būtent Ignaco rekolekcijos yra tam, kad paruoštų kelią, kaip Jonas Krikštytojas, paruošia kelią ateinančiam viešpačiui mūsų širdis. Bet antra vertus reikia ir prašyti tos malonės. Taip. Nes kai atlikinėjau pirmasis pratybas irgi padienioje 2000 ir labai jau taip tikėjausi, kai 4 savaitė, džiaugsmas, o man to džiaugsmo visai nėra. Aš Jėzui sakau, klausyk, kaip čia yra, aš taip tikėjausi tokio džiaugsmo, o jis sako, o ar prašei manęs? Nu ne. Jo, tai žinoma, šis mūsų susitikimas ne tiek apie visas dvasinės pratybas, mes paskui, kad per daug nepasakytum, paskui nenorėsiu jų. Tai norisi smalsumą sužadinti, apie tas 4 savaitės jūs patys paskaitysite. Prieikim prie knygos ir paskui, jeigu laiko liks ir matysim prasmingai, pasakysim jau. Bet tik tiek, kad tai veikia, čia dalis jų atlikę, tai yra dovana, per Ignacą Dievas bažnyčiai davė nuostabų dalyką, pratybas. Čia yra Dievo. Ir dar kas yra, kur jūs turėtumėt ramus būti. Ignacas jas parašė, dar nesimokė jokios teologijos nieko. Būdamas pasaulietis, paėmė šventą raštą, į savo patirtį žiūrėjau ir sudėjo viską. Paskui jis tik teologiją mokėsi. Žodžiu, pasaulietis parašė, mes kunigai iš to meldžiamės, aš neįsivaizduoju kaip štai. Tai paskui jis tik kunigu tapo, bet būdama ir tie, kurie čia sėdė, tai galvot, tai čia reikia daug studijuoti, čia, žinai, šventą raštą, studijas susirašyti. Ne, kūrėjas ir su kūrėjo ir tuo kūrinio. Jūratė, tu dabar jau kalbėti, nes mums neduok valiai daug šnekėti. Apie pačią knygą ir vertimą, kodėl tu. Taip, gerai.
Taip. Na, man turbūt, kai galėčiau perfrazuoti kažkurio tai filosofo žodžius, kuris sakė, niekas, kas žmogiška man nesvetima, tai niekas, kas ignaciška man tikrai irgi nesvetima. Ir aš viską ieškau kažko tai naujo, nes esu atlikus pratybas ir Tetlovo, ir taip, ir šiaip kūrybiškai pasirenku tą medžiagą maldai, paskui tik tai pasidalinu su dvasios tėvu. Bet kartais pasitaiko taip, kad jau išsisemi ir kažko tai nori naujo. Tai pradžia tai žinoma buvo prabundanti meilė, kurią irgi taip netyčia atradau, turbūt ir Google žino, kad man patinka tokie dalykai. Ir paskui ją tėvas Gintaras parvežė iš Amerikos, aš išsiverčiau savo, meldžiausi pati ir meldėsi dar tėvo Algirdo grupelį Kaune. O šita knyga Ignaciškų nuotykių, tai mane sužavėjo tėvas Janis iš Rygos, kadangi aš važinėju dažnai į Rygą, bendrauju, ten būnu ir pas jėzuitus, ir jis sakė, labai faina knyga. Tai aš ją pasiėmiau ir paskui pasiūliau Katalikų pasauliui kelias knygas ir jie pasirinko, kad reiktų šitą leisti. Tai aš vėlgi pirmiausia verčiausi savo ir meldžiausi aš ir dar tėvo Algirdo grupelį. Tai mums labai taip patiko. Kuo man patinka šita knyga ir taip pat ir prabundanti meilė, kad prabundanti meilė, tai man patiko tuo, kad labai velniai po rekolekcijų pabaigoje nuleidžia į kasdienybę. Nes praktiškai 10 savaičių yra skiriama būtent kontempliacija Dievo meilei pasiekti, paskui taip pat perėjimas į kasdienybę su šventąja dvasia ir galiausiai tas jausti su bažnyčia. Tai taip pasijutau, kad tarsi turiu parašiutą, kuriuo nusileidžiu į kasdienybę. O ignaciškas nuotykis mane sužavėjo tuo labai atviru Kevino O'Brien dalymusi savo asmeninėmis patirtimis, kai kurios atliepė ir mano patirtis. Ir dar kad apie pačią savaitę, tarkim, kai yra savaitė maldai, tai maldos pratimai yra tokie labai konkretūs ir aiškus, be jokios beletristikos. Beletristikos šitą aš nelabai mėgstu, nors ir verčiu. Bet dar šitoj knygoje man labai patiko tie skyreliai tolesniam apmąstymui. O ypatingai tai norėčiau perskaityti 28 maldos savaitės iš Karlo Ranerio knygos apie maldos būtinumą ir palaimą. Galų gale kalbėjimas apie maldą neturi jokios reikšmės. Svarbus yra tik žodžiai, kuriuos patys pasakome Dievui. Ir tuos žodžius kiekvienas turi ištarti pats. Šie žodžiai gali būti ramūs, skurdūs ir drovūs. Gali kilti į Dievą aukštybėse kaip sidabriniai balandžiai, iš laimingos širdies, arba negirdimai išsilieti gailiomis ašaromis. Jie gali būti didingi ir pakilūs, kaip griaustinio trenksmas kalnuose, ar drovūs, tarsi pirmasis prisipažinimas meilėje. O kad jie ateitų iš širdies, kad tik jie galėtų ateiti iš širdies ir kad jais kartu melstųsi Dievo dvasia. Tada Dievas juos nešiosis, nei vieno jų nepamirš, laikys savo širdyje, nes asmuo negali užmiršti meilės žodžių. Ir tada jis visą gyvenimą kantriai, net palaimingai mūsų klausysis, kol išpasakosime jam visą savo gyvenimą. Ir tada jis pasakys vienintelį meilės žodį. Ir jis pats bus tas žodis.
o tada mūsų širdis nustos plakti amžiams. Ar norime melstis? Iš tikrųjų, būtent tas asmeninis santykis su Dievu per rekolekcijas ir pokalbis su juo mane labiausiai traukia. Šiaip per vienas rekolekcijas, tai netgi jėzuitas tėvas Čizito sakė, šitą gali visą maldą paversti tuo, visą maldos laiką paskirti tam pokalbiui. O kadangi man tai tikrai sekasi, tai labai faina būna taip kalbėtis. Ir aišku, geriausias dalykas tokiems ypač lakios vaizduotės žmonėms, tai yra būtent ta vaizduotės malda, kai įsivaizduoji Evangelijos sceną ir tada Dievas tikrai per tai daug ką atskleidžia. Ir dar, kai kažkada verčiau ne Kairos, bet alfa kurso medžiagą ir buvau pristatyme, tai ten pasakė, kad jeigu ką nors pakeičiat iš alfa kurso, tai jau nebe alfa kursas. O tuo tarpu Ignaco pratybos, jas galima pakeisti ir jos vis tiek bus Ignaco pratybos. Pavyzdžiui, kai kur netgi savaitės skiriasi, tarkim, Kevinas trečiai savaitei tai kančiai skiria tik 4 savaitės, o Ignaciškai tam prabundančioje meiliai, tam trečiai savaitei skirtos tik 3 savaitės. Bet vis tiek tai yra toks tikrai lobis mūsų dienų žmonėms, kurie nori melstis, kurie nori ieškoti santykio su Dievu. Ir aišku, labai gerai, kai jeigu turite dvasios vadovą, palydėtoją. Aš šiaip atsimenu, kai pirmą kartą atlikau pratybą, buvau rekolekcijose 2000 metais pas tėvą Aldoną vasarą savaitei. Tai aš tada dar visai nelabai taip mokėjau melstis, bet man visada geriau formuluoti viską raštu. Tai aš atsisėdu prie švenčiausiai ir rašau. Ir tik paskui jau išmokau mąstyti, nes kažkaip man raštu visada būdavo lengviau. Ačiū, Jūratė, aš tik tai tie, kurie tikrai, jeigu nebandė, čia jeigu tokių YouTube klausantys nebandė arba čia klausos, užsiminė Jūratė, ten švento rašto tekstai ir tikrai Ignacas daug patarė, kaip juos mąstyti. Aš tik tokį pavyzdėlį, ką reiškia vaizduotės malda melstis, kad aš švento rašto tekstą mąstau ne taip, kaip ten buvo teologiškai, ten žinai, kaip nors, bet, pavyzdžiui, paėmė į vaizduotės ir aš tik pavyzdėlį duosiu, man be galo patiko pristatymas, vien sako, ten vienas tekstas yra, kaip Marija kambarėlį savo ir angelas Gabrielius ateina, ar ne? Ir tada įsivaizduoti tą įvykį, kaip ten vyksta. Ir mūsų toks vienas jėzuitas, Austras pristatinėja, sako, įsivaizduokit, Marija sėdi, užeina angelas Gabrielius, čia pasisako, kad Dievas siuntė, čia klausė, ar tu sutiksi, viskas. Marija sumišo, svarstė, sako, įdomu, kiek tas truko, turbūt tuo metu angelas išėjo palaukti, kol jis apsiras. Sako, jis turbūt angelas po koridorių, tik, dar ne. Ir žinai, ir ne tik angelas, bet ir visi iš dangaus. Nu kaip? Tik. Ir žinai, o Marija svarsto savo širdyje, kaip dar grįžta, kaip ten da įvyksta. Ir staiga Marija sako, taip, tada angelas. Taip, zangus, jas! Ir dar sako, Dievas, kūrėjas atėjo pas mergaitę, atsiklaus, gal sutiksi, kad aš atėjau čia į žemę. Dievo nuolankumas. Tai nebūtinai jums tai bus, ne? Nes tenai švento žemė nėra tų kalendorių, kur tenas lauks. Bet tik tai esmė yra, kad švento rašto tekstas, kuris įvyko istorijos prieš 2000 metų, jis yra sudabartinamas, nes pas Dievą nėra laiko, mums yra laikas. Sudabartinimas ir tarsi aš gyvenu tam slėpiny pats. Save įsivaizduoju, kur ten esu, kur jūs ten būtumėt, nežinau. Ten
aš turbūt būčiau kur nors filmuočiau su mobiliaku, žinai, man, kur tavo angelas, aš pas tą angelą lakstyčiau, pirmą kartą angelą, matyt, norėtų tarsi kasdienybė. Ja. Taip, kai pirmą kartą maščiau šitą tekstą, tai aš įsivaizdavau, kad Marija šukuojasi plaukus ir kai ateina angelas, jai šepetys iškrenta iš rankų. Bet tuo ir gražus turbūt tas ignaciškas dvasingumas, kad jisai sugeba, Ignacas žino, kad yra visokių žmonių. Yra žmonių, kurie labiau telkiasi vaizduotę. Yra žmonių, kurie labiau į galvą susitelkia ir tiesiog apmąsto. Kitiems per jausmus. Tai per visus tos kanalus, per atmintį, emocijas, vaizduotę, pojūčius visus, net pojūčių malda egzistuoja. Praeitis mano visa. Mano praeitis, ar ne? Viską tai, ką turime, jisai tą sako, kad rasti Dievo visus dalykus, ar ne? Reiškia, visa, kas mums duota kaip žmogui, visos tos dovanos, jos gali tapti maldos įrankiu. Viskas, absoliučiai viskas. Arba kad einu pas Dievą visas, su jausmais, su atmintim, su praeitim, su valia. Nemažai valios, čia yra pratybos, kai nekalba nieko, o reikia išbūti tą laiką viešpatie brangus, tai 18 kartų, čia žiūrė, tik 5 minutės. Bet jau mes perėjom į pratybas atsargiai, paskui užsimanys dar. Tai, nu jau, dabar galbūt kažkiek palikti klausimams, jei neklaus, tai mes jau paklausim. Bet gal iškilo kokių klausimų, arba, reiškia, Taip kitko, šita knyga dabar jau yra išleista ir latviškai jį pavadinta ne ignaciškas nuotykis, bet ignaciškas kelias. Tačiau mūsų čia kaip tik labai tiktų, sakiau, reiktų sukeisti viršelius, nes ten tas viršelis toks kažkoks mistinis jų, o mūsų konkrečiai kelionė. Jo, ir kad nuotykis, ne, įdomu, kad tas žodis nuotykis, nes kaip tikėjimo kelionė, kur kaip Abraomas jam Dievas sako, palik savo žemę, eik, aš tau parodysiu, kur tu turi būti, ne, ir panašiai su rekolekcijom, tu žmogus, kai jis pirmą kartą pradedi, tu nežinai, kurios nuves. Ir čia vat reikia to tokio atvirumo, kur sukalbėjai apie tą anotaciją, apie didžią dvasiškumo, to tokio prašyti tos malonės, nes tu važiuoji į kelionę, sėdi kaip į tą traukinį ir net nežinai, kur tave gali nuvesti. Ir čia pasitikėjimo daug reikia Dievu. Ir atvirumo. Kartais gali paaiškėti, kad įlipau ne į tą traukinį, kur norėjau. Taip. Prašyti malonės, nebijokit prašyti malonės. Čia Ignaco irgi mintis, sako, žmogus apženė arba tapo kunigu ir suprato, kad ne jo pašaukimas, viešpatie, ką dabar daryti. Sako, prašyk, kad duok pašaukimą viešpatie. Arba iš 3 vyrų rinkausi ir apsiženiau, ne mano. Tai ką daryti? Prašyk, kad pamilčiau, o tu man meilė dovana vaikelį. Skirsiuosi jau tas, kur gal kitas bus. Keičiai, nepradėsiu aiškinti. Esmė yra, kad tai, ko aš neturiu, aš galiu prašyti. Net, pavyzdžiui, tai, kad aš nepašauktas kunigu, tai prašyk, jeigu nori. Tu nori. Gal norėčiau, bet nejaučiu. Tai prašyk. Ir su pratybom kartais gali būti, kad gal ne tie metai dar kaip nors, bet bet dabar mes tik tai galim uždegti smalsumu ir tie, kurie netlikę, linkiu atlikti. Prašau, klausimas. O ką daryti, jeigu Dievas nekalba? Nes, tarsi galiu prašyti, galiu susiformuluoti troškimą, galiu melstis išbūti visą laiką, pasitelkti valią. Ir neateina jokia įžvalga, jokia mintis, nenušvinta sąmonė iš tiesų. Ir tas išbuvimas yra daugiau tikrai iš valios pastangų. Ir kaip tada yra? Ar tada kažkaip paties žmogaus yra kažkoks netoks prašymas, ne taip ta valia pasitelkiama? Ar čia yra dar kažkas, kas irgi gali kažkaip tokiu būdu kalbėti. O gal tada netinka dvasinės pratybos, jeigu aš negirdžiu, ką Dievas sako, tiesiog neateina tas pratimas. Žinai, aš tokiu atveju kitą dieną kartoju tą maldą ir kartais būna tada, kad
kaip tam Tetlovui tik tai per terciatą pradėjau kalbėti, tai kitą dieną, jeigu meldiesi, galbūt kitoj susirandi kitą maldos vietą ar kitą maldos laiką ir dažniausiai prabyla. Taip pat kartais Dievas būna užimtas Ukrainoje ir tau neturi laiko. Bet, žinoma, tikrai Rasa teisingas klausimas, tie, kurie atliks pratybas, ir tokiu momentu turėję esate, kai sausra nekalba. Ir Ignacas tada kalba, ką daryti tuo metu, ką Ignacas sako. Ignacas sako, išbūk vis tiek maldos laiką dėl viešpaties. Nes pratybose pirmiausia ieškai Dievo, o ne vien tik patirties kokios, ypač tos, kurios neturėjai. Ir jis sako, išbūk ir dar pridėk 5 minutės, kad dėl jo esi. Ir tada sako, taip Ignacas sako, pasilieka prigimtinis džiaugsmas, kad išbuvau. Kai aš atlikau 30 dienų rekolekcijas be palydėtojo tarybiniais laikais, slapta ten pas vieną kunigą, kuris salezietis, tai jis nieko nežino apie jėzuitus. Aš nežinau apie jėzuitus, jis nieko nežino. Tai gavau tą knygą, ten tokia buvo konferencijų knyga, sėdžiu bažnyčioje ir, žinai, melstis pradėjau viską, padariau dar tik 10 minučių, dar man visą valandą. Bet radau tą pasakymą, pasilieka prigimtinis džiaugsmas, kad išbuvau dėl Dievo. Ir aš, kaip dabar prisimenu, aš toje maldoje išmokau ištikimybės pabūti su Dievu. Nes tu skiri laiką Dievui. Čia kaip palyginsi, prižiūrau ligonį ir jis man kančia kartais. Arba atgalime sergantį žmogų, kur 33 kartą tą pačią istoriją. Viešpatie žinau, kuo baigsis. Viešpatie, gal kitą kartą ateisiu. Išbūni iš meilės Dievui ir jam ir tai yra prasmė. Žinoma, mes prieinam prie dalykų, kur paskui, prašau, tu paaiškinti, kaip išbūti su... Aš paaiškinsiu. Ne, tikrai būna, labai įvairiai būna. Kartais ir mano vienas labai išmintingas kunigas Aldono brolis yra pasakęs, kad kiekvienas... Tu irgi išmintingas. Kad kiekvienas rekolekcijos turi savo veidą. Pavyzdžiui, irgi mano paskutinės rekolekcijos, kurias turėjau Palendriuose, irgi atrodo, kaip čia taip yra, kad taip sausa, taip nekalba, anksčiau taip. Ir labai skirtingai. Ir Dievas gali būti labai įvairių priežasčių. Kartais būna dėl mūsų pačių drungnumo, kad mes netliekam savo namų darbų ir tada tiesiog mums patys nepadedam Dievo maloniai, nes su Dievo maloniai reikia bendradarbiauti. Ne? Kartais būna, kad Dievas nori pažiūrėti, kiek mes iš tikrųjų ieškom jo ir kiek mes iš tikrųjų ieškom jo dovanų. Ir va šitoj vietoj dažnai mes kaip žmonės, kaip sakyt, užlipam ant šito grėblio, nes mes tikimės, kad dabar plaukti. Dabar pagal taisyklės, jeigu bus taip ir taip, Ignacas sakė, aš melsiuos, ir dabar čia turėtų būti kaip kažkokie jausmai, kažkokia pagoda ir žiūri nevyksta. Arba atvirkščiai, gal net ne pagoda įvyksta. Ir ką tada? Ir tada Ignacas yra dvasių skirimo taisyklės ir labai aiškiai pasakęs, kaip elgtis. Ir čia yra kelionė. Čia yra kelionė nes bent jau mus kaip mokino, kaip palydėdavom kitus žmonės, sakydavo, kad, pavyzdžiui, jeigu niekas nevyksta, reiškia nevyksta dvasių judesiai viduje, nesijaučia, reiškia kažkas ne taip. Kažkur yra kažkas yra ne taip. Taip, nes sako, kad geriau, kad jeigu jauti neigiamą kažkokį judesį, tai yra geriau, negu kad visai nieko nejaustum. Jo, ir tada, aišku, sakau, gali būti ne tai, kad nereikia savęs pradėti iš karto kaltinti, kad aš čia kažkaip blogai meldžiuosi, ar per mažai tikintis, ar tikinti, ar dar kažką, bet tiesiog kiekvienos rekolekcijos turi tą savo veidą ir išbūti. Aš manau, 80% maldos jau yra atėjimas į nuspręstą maldos laiką ir joje išbuvimas, ištikimybė, kantrybė su Dievu. Nes be šito tai niekaip. Nes jeigu mes vaikysimės emocijų, tai mes greit nusivilsim. Nes meilė nėra vien emocija. Meilė yra kantrybė ir ištikimybė ir pasitikėjimas. Donatas pasakė 2 dalykus, tai dar 3 dalykas, kas yra, kai sausra nesiseka. Tai pasakei tą, kur tu, kad ar viešpaties ieškai, 2 dalykas, gal ir nesimeldė, žinai. Ir dar 3 dalykas yra, Ignacas gražiai pasako,
jis apaštalą Paulių cituoja, sako, jis kartais duoda sausą, kad nesipuoštum svetimomis plunksnomis. Jis reiškia, kad man viskas vyksta už tai dėl to, kad aš išbūnu valandą, skiriau laiko, 4 kart per dieną meldžiausi, dar pabadavau ir o visiems kitiems žioplinėja, o man, žinok, aš jau net nuo žemės pakylu, kai meldžiuosi, žinai. Jis tokia viešpats viską atima, kad tai, ką tu pat yra Dievo malonė ir dovana. Nes tavo pastangos yra lauki malonės, o ne dėl to Dievas, jau šitam reikia pagailėti. Ne? Tai kartais viešpats specialiai nuolankumą veda, kad tai yra dovana. Nes aš jokiau pačioj pradžioj, žinai, 3 savaitę vis ieškai to rato ir galvoju. Arba jis yra, nieks nemato. Aš tai matau, kiti nemato. Šventas aš, o jie kiti nežino. Kaip čia yra. Gerai. Dar kažkokių. Tie, kurie atliko rekolekcijas, tai pataikom truputį, ne, taip nenusišnekam. Ne? Tai ta pusė, gerai. Šį daug yra, kurie patys palydyt. Ir įdomus dalykas su rekolekcijom, nes mes labai dabar esame sustelkę į grynai maldos laikus. Ignacas sako rasti Dievą visose dalykuose ir kartais būna, galiu pasidalinti vienu labai konkrečiu pavyzdžiu. Buvau Velse, jėzuitų rekolekcijų namuose ir ten vyko irgi kalba apie dvasinius pokalbius. Ir aš sutikau Dievą visai ne maldos laike, o kas dažnai ir vyksta. Bet aš žiūrėjau į bites, kurios yra levandų krūme ir kaip jos rūpinasi tais žiedeliais. Aš pagalvojau, Dieve, jeigu tos bitės taip myli tos žiedus, taip rūpinasi, tiek skiria dėmesio, bučiuoja tą kiekvieną žiedelį, tai kiek labiau tu viešpatie manim rūpinėsi, kiek aš tau rūpinėsi. Ir man tokia pagoda dvasinė buvo, aš ten apsišliubiau ant to soliuko prie tų levandų, iš vis atrodo ne į temą, žinai, bet man ta pagoda, jinai iki šiol viena iš tokių labai stiprių pagodų, kurios toks kaip pastiprinimas gamtoje, per gamtą. Ir tai tas Dievą rasti visose dalykuose, čia ir moko, ypatingai per egzaminą, ne? Tiksliau sąžinės peržvalgą, kurią Ignacas labai rekomendavo, sako, jeigu negalėsit pasimelst tą dieną, tai bent jau peržvelkit dieną, kaip jinai praėjo ir pamatyti tos meilės ženklus Dievo, kurie įvyko šią dieną. Nes gali būti, kad mes net tiesiog, kaip tam traukiniai prabėgom, pravažiavom ir visai nepamatėm, kad Dievas kažką mums, kažkokią gėlytę nori įteikti, o mes taip ledinių veidų ir praeinam, o po to sugrįžti ir matai, wow, kokia dovana. Tai va. Tikrai taip. Buvau kartą irgi nuvažiavau į Rygą ir mėgstu iš Rygos kur nors pavažiuoti dar į kitą miestelį. Nuėjau į geležinkelio stotį, atsisėdau į pirmą traukinį, pavažiavau iki miestelio, kurio niekada nebuvau buvus, nežinau kur eiti, bet nuėjau tiesiu taikymu išlipusi prie upės. Ir tai buvo faina paleisti visas mintis Dauguvos upe. Tiesiog toks atsipalaidavimas, superinė Dievo malonė. Grįžtant prie knygos, kurie atlikę pratybas ir sakysit, man užteko eik savo kambarėlį. Joje yra nemažai maldų pateikta, Tomo Mertono, ten Tešeden. Yra tokių viena kita dalykai, kur aš pirmą kartą, kai pažiūrėjau, galvoju, man šitas labiau patinka, ypač pradedantiems, tos istorėlės, čia daugiau tekstai tokie, bet yra daug dalykų, kur nemažai iš tų maldų panaudosiu pamokslams. Neužmiršt pasakyti, kad ne mano čia mintį. Ir maldos, ir netgi eilėraščiai, pavyzdžiui, kaip tik Marijos Oliver Troškulys, iš knygos Troškulys, ir eilėraštis vadinasi Šauklys. Mano darbas mylėti pasaulį. Čia saulėgrąžos, ten kolibriai, lygiaverčiai saldybės ieškotojai.
Čia mėlės, ten mėlynos slyvos, čia valgomasis moliuskas giliai įsirausęs smėlyje. Ar mano aulinukai seni, ar mano apsiaustas suplyšęs, ar esu nebejauna ir vis dar nesu pusiau tobula, lai sutelksiu mintis į tai, kas iš tikro svarbu, į tai, kas yra mano darbas, stovėti tyliai ir išmokti stebėtis. Kėliniu tironu, šarkakoju, avimis ganyklose ir ganykla, kiek džiaugsmo, nes viskas čia pat, kiek dėkingumo, kad protu ir širdimi gali apsivilkti, kad burna gali šaukti iš džiaugsmo, naktiniam drugiui ir karetaitei ir apsimiegojusiam moliuskui, ir vis iš naujo jiems pasakoti, kaip čia yra, kad mes gyvenam amžinai. Ir aš atsiversiu gyvenu. Jau laikas būtų. Apsiversiu. Taip, Lijana. Aš turiu klausimą. Man užkliuvo jūsų pasakymas, kad Ignacas parašė dar būdamas pasaulietis. Dar nebuvo Ignaco Jėzus draugijos dar ne. Tai mano klausimas yra, nes dabar žmonės, bažnyčia turi savo dvasingumus, ar ne, karmelitų, pranciškonų ir taip toliau. Tai ar pratybos jos tinka visiems dvasingumam, ar tai vis dėlto daugiau jezuitų dvasingumo žmonėm? Ir jeigu tinka, tai kaip tada tiem žmonėm pasakyti, jis sako, mes turim savo paskaitas, dar kažką, ne? Kaip jiem pasakyti, paaiškinti, parodyti, kad tai yra visai bažnyčiai tinkama, jeigu tai tinka. Tas pats atsakymas galėtų ir pranciškoniškam dvasingumui, ir ignaciškam, ir benediktiniškam. Ta dovana duota yra visai bažnyčiai per Ignacą, visiems žmonėms. Aš daug sesių benediktinių, kartais jos motinėlės bara, kad jūs ten daugiau tapsite jėzuitės, negu jos eina ignaciškas pratybas, ne, kaip toliau. Bet Ignacas daug dalykų mokosi iš benedikto paties, ne. Arba jeigu kokiam pranciškonui pradėsi aiškinti, Ignacas atrasdavo Dievą labai gamtoje, sakysiu, Pranciškus apie saulės giesmę, paimsite ištisą gamtą. Tai jie nėra, bažnyčioje yra tie dvasingumai skirtingi, bet ir jie apie tą pačią žmogaus patirtį. Ir šitoje vietoje, jeigu tai, Ignacas taip sakytų, pranciškonui ar benediktinui, ar kunigui, ar pasauliečiai, jeigu tau tai padeda Dievą sudrasti, tai atlik. Jeigu ne, tai benedikto patirtį, žiūrėk, kas tau padeda. Tai dabartiniai visi vedę, šitie būsimi vedę diakonai, kuriuos ruošia, jie praeina ignaciškas pratybas, jie tebeski bumba, ką jūs čia visi man norit mūsų jėzutais padaryti, žinai, žmonos nepriimsinamus. Bet veikia. Tai... Ir yra tas ekumeninis dėmuo, ne, kur Rygoje kai kurie liuteronų vyskupai atlikė pratybas ignaciškas ir teikia kiti savo, nes tai padeda eiti link Jėzaus, o krikščionys visi nori Jėzaus. Tai čia yra labai universalu dalykas. Ignaciškas yra jezuitiškas dvasingumas, yra ignaciškas dvasingumas, jezuitiškas truputį bendruomenė, taip toliau, bet panašus viskas, bet ignaciškas yra dovana visai bažnyčiai, atskiros metodai, dienos peržvalgos būdas Ignaco tinka visiems, taip toliau. Taip, ir dažnai būna žmonės, kiti taip persijima ignacišku dvasingumu, kad dar mes patys jezuitai pasiklausom, kaip jie įdomiai šneka apie tą patį ignacišką, arba Galageris, ar ir kiti, kurie tikrai nuostabiai išstudijavę ir domisi. Ir čia tikrai šitą charizmą dovanota visam pasauliu ir visi jie turim naudotis. Čia nėra kažkoks jezuitų monopolis, visiškai ne. Taip, ir ypač Galageris, kai moko skirti dvasias. Ir ką jūs čia kalbat, koks galas? Galageris. Timothy Gallagher. Taip. Čia pasaulietis galas? Ne, Galageris yra Marijos oblatas ir jų įkūrėjas labai ignaciškų dvasingumu buvo persijėmęs ir jie dabar irgi, tai Galageris tai rašo knygas apie dvasių skyrimą ir dvasių skyrimas ir dvasių skyrimas santuokoje vyrams, Ignaco išmintis vyrams ir žmonoms.
pareklamuoti norėčiau, jeigu yra tokių, kurie netlikę pratybų, aš nuo 28 gruodžio to lengvasias Tetlovo 4 savaitėm Jonuose pradėsiu. Dalyvių skaičius ribotas. Bet kas ateis 18 val. Mišias, turis laiko, tai 4 ketvirtadienius mes tas lengvasias Tetlovo praeisime Advente. Paskui jos tęsimos gavėnių dar 7 savaitės. Jo tai pareklamavau, skaičius ribotas. Paragauti. Kas nori paragauti, kur bijot 32 savaitės, ateikit paragauti, mes jūs apversim. Tai atversim. Tai yra, atsiprašau. Nes kai kuriem žmonėm gali būti šiek tiek baisoka išgirsti, kad pala dabar aš nusipirkau knygą ir man čia 32 savaitės reikės melstis ir įsipareigoti ir dar į grupelę vaikščioti, dar kažkam atsiskaitinėti. Gal tu taip pažiūrė kasdienybėje, kad vos suspėjai ten dar pasimelst po visų darbų. Bet tikrai nereikia įsigąsti, nes ignasiškos, Kaldonai sakai, ignasiškos pratybos jas galima pritaikyti labai ir tom mažom dozėm pagal tą vadinamą 18 anotaciją, apie kurią kalbėjo Tomas, kur paragauti bent jau mažą dalį, pažiūrėti, kaip su drabužiu šiek tiek pasimatuoti, pasižiūrėti, kaip jis man tinka, patinka, ar visai nepatinka, ir jeigu netinka, viskas okei. Yra skirtingų dvasingumų. Tiesiog aš manau, kad kiekvienas žmogus pagal save turi žiūrėti. Ir gal yra žmonių, kuriems ignatiškas dvasingumas iš vis nepakeliu. Nu ir gerai, viskas okei. Nu, gal dangu ne taip aukštai bus, bet... Kai viena karmelitė sakė, kai kam reikia tik tai pereiti per Karmelio sodą. Tai lygiai taip pat galbūt kai kam reikia tik tai atlikti vieną pratybų savaitę, kad suprastų, kad jis vau kaip puiku tos pratybos arba visai nieko gero. Vienoje anotacijoje, taip ir sako Ignatas, kai kam gal užteks praeiti tą vieną savaitę, atlikti viso gyvenimo išpažintį ir jis jau ir to užtenka, daugiau nekviečia dalykų. Labai nuo poreikio priklauso žmogus. Negalima savęs forsuoti irgi. Jo, bet tikrai per daug nesiūlykim, nes paskui praeis nori žmonėms. Lilijanas, stabdykim nusikaltimą, nes dar namo pareiti reikia žmonėms ir... Kirba klausimus, kad galite... Aš turiu klausimą. Taip. Tai dabar čia eik į savo kambarėlį bus konkurentas šitą knygą? Baisu, jo. Turbūt žmonės pasirinks. Tie, kas baigė eik į savo kambarėlį, toliau labai geras dalykas pasiimti arba Prabundančią meilę, arba šitą knygą. Tai jau gyvenimas ne vien tik pratybos gal ir. Nu taip. Šiaip gyvent gal žmonėm dar. Taip, bet kai kas labai nori pratęsti, tai... Jo. Yra tiesos truputį. Mes patys jau tai praeinam 30 dienų rekolekcijas Naujokyne, tercijate 2 kartus per savo gyvenimą. Žinau vieną kitą jūs kur paskui tėvas Benedikt Kiosteris dar 70 metų sulaukęs dar kartą atsiliko. Ne? Tai jo, tai yra kita pagunda, rekolekcijos nėra tikslas. Tai yra priemonė rasti Dievą visuose dalykuose. Nepasiti pagundai rekolekcijos visas atlikti. Bet tie, kurie praėję, čia asmeniniai maldai vieną kitą jūs tikrai rasite. Tikrai taip. Tie, kurie praėję iki savo kambarėlį prieš 15 metų, kodėl nepraeiti dar kartą? Galima praeiti kartą. Bet būtinai ar dviese, ar su grupe, būtinai su palydėjimu, nes Ignacas sako, ir vienas gausi vaisių, bet kai su palydėjimu daugiau vaisių gausi. Pas yra magis daugiau. Taip. O tėvas Eugenijus man davė labai įdomią knygą, Joe Larame, irgi jėzuitas, ir tai yra asmeninės 9 dienų rekolekcijos su švenčiausia Jėzaus širdimi, kuris vadinasi Labiau pamilti. Tai kai išversiu bus. Labai fainai. Jau Lilijanas, jau 8 kartus sakėm, baigėm. Na, iš tikrųjų, labai gera klausyti ir šnekučiuotis, bet, kadangi šiandieną yra koks trečiadienio vakaras, turbūt reikės į darbus.
Tai knygą galite įsigyti, ten prie info stalo, aš irgi tenai būsiu, galite aišku ir šiaip knygynuose. Bet labai noriu Jūs pakviesti po 2 savaičių, maždaug gruodžio 5 dieną, ketvirtadienį, tokiu pat laiku kaip šiandien. Čia turėsime Ingridos Gudauskienės knygos Galia ir teisingumas, Biblijos pranašai šiandien. Vėlgi šiandien ir ne naciškas nuotykis šiandieną ir pasigilinti į šventą raštą su mūsų jau lietuviška autorė irgi įdomu. Be to pokalbėje dalyvaus ir liuteronų, ir kitos evangelinės bažnyčios atstovai, tai bus toks ekumeniškas susitikimas ties pranašais. Tai irgi labai kviečiu. O taip pat noriu padovanoti, turim čia maišelį įsidėti šitai naujai knygai, arba ten dvasinių pratybų sąsiuvinys paruoštas, kažkam norėsis ar padovanoti, ar kaip. Tikėjomės, kad gausiu. Ačiū Jūratė, čia šiek tiek daugiau jums, kaip atvykusiai iš Kauno. Ačiū labai, ačiū. Na va, ir dar galima ir pasikalbėti, ir knygą nusipirkti. Ir gal dar nežinau, ar norit kokį baigiamą žodį pasakyti. Jeigu pas mane jaučiat kažkokio yra viskį humoro, ne, tai aš išmokęs iš savo šeimos, išmokęs iš mano dvynio, bet labiausiai iš dvasinių pratybų, iš, nežinau, ten toks vienas yra asmuo labai įdomus, vardas Jėzus, gal girdėjo, ne? Žydukas toks. Tai iš jo daugiausiai išmoksti. Kas praeina pratybas, gyvenimas juokingesnis yra. Jis ten labai įdomus, kad jis eina, durim esant neužrakintom, jis humoristas. Gerai, tiek norėjau apie Jėzų. Gerai. Tikrai taip. O geriausia viską išbandyti savo kailiu. Ne apie jas skaityti, bet jas atlikti. Taip. Atrodo, įtikinom vaikai. Gerai. Matysime.